Verslo informacijos centre Ajurvedos akademijos lektorius Žilvinas Užkuraitis supažindino kėdainiečius su gydomosiomis prieskoninių augalų savybėmis, pažymėdamas, jog prekybos centruose pagamintose produktuose vietoj organizmui būtinų natūralių prieskoninių augalų naudojami cheminiai skonio stiprikliai bei dažai, kurie neigiamai veikia ne tik žmogaus organizmą, bet ir jo psichiką. Šnekėsim šiandien apie paralelinį pasaulį, kuris supa mus ir dabar jisai kaip išnykęs iš mūsų gyvenimo, tai yra prieskonių žolelių gydomosios savybės. Tai yra labai aktualu ir pavyzdžiui, jeigu norim pavasarį papildyti savo organizmą vitaminais, tai jų reikia ieškoti ne vaistinėse, o prieskoniuose. Vat, tai bus akcentuojama, žodžiu. O kaip susidomėjau, tai aš dėkingas savo seneliai, kada vaikystėje mane vesdavo prie upių, prie miškelių visokių rinkti vaistažolių. Jinai džiovindavo ir jinai būdavo tokia tų senų laikų tokia vaistažolininkė, žodžiu. Ir man pasiliko visą laiką toksai prisiminimas geras, kad kvapai, tie tokie saulėtos dienos kažkokios. Ir vat, nuo tų laikų aš žinau, ką reiškia ten koks Švento Petro rakteliai, zuikio ašarėlės ar ten vat, visokie tokie. Na ir praėjo daugybę metų, kažkaip sveikatos problemos ten, šeima, vaikai atsirado ir turėjom problemų su sveikatėlė, pradėjom ieškoti. Dėl ko visą tai? Pasirodo viskas nuo mitybos, nuo tų žolelių suderinamumų. Tai yra daug visokių tokių vat, yra niuansų. Kėdainietėms buvo pristatyti ne tik visuotinai pamėgti prieskoniai – vanilė, imbiras, gvazdikėliai ar muskatas. Moteris sužinojo, kad daugybė vitaminų bei mineralų turinti ožragė stiprina raiščius ir sąnarius. Kardamonas gydo išeminę širdies ligą ir normalizuoja kraujagyslių sienelių aprūpinimą krauju. O pelynas ir gvazdikėliai yra geriausia onkologinių ligų profilaktikos priemonė. Pavyzdžiui, du prieskoniai Lietuvoje pamiršti, tai yra ožragė ir juodgrūdė. Žmonės dabar turistauja iš Egipto, vežasi tos žolelės, jos pasirodo auga čia puikiausiai ir ten gydomųjų savybių turi labai daug. Nebūtina jos skirstyti, o Lietuvoje auga ar ten kažkur tropiniuose kraštuose. Tai yra Žemės planetų augalai ir augalai, kurie gauna tiesioginių saulės spindulių, tai yra statesnių. Ne gulšiai, jie turi daugiau gydomųjų savybių. Po šitų paskaitų žmonės tampa praktiškai profesionalūs prieskonių naudotojai. Jie jau žino, orientuojasi, kaip savo šeimai, vaikams padėti prisipildyti tos sveikatos energijos. O šiaip tai domėtis, reikia kažkokio impulso. Galbūt šiek tiek gauna čia to impulso per paskaitėlės. Tai jeigu perdodu kažką, tai džiaugiuosi, žodžiu.